Krūtinės ląstos paspaudimai pradinio gaivinimo metu. Pirmoji šaka – krūtinės ląstos paspaudimų vietos nustatymas. Surask kardinę ataugą, čiuopdamas pagal šonkaulių lanką. Surask liniją jungiančią spenelius. Krūtinės ląstos paspaudimų vieta virš kardinės ataugos, žemiau linijos jungiančios spenelius. Vienos rankos antru ar trečiu ir ketvirtu pirštais juos suglaudus dėk statmenai ant krūtinkaulio. Antroji šaka – krūtinės ląstos paspaudimų technika. Įspausk krūtinkaulį vertikaliai gilyn per 1/3 krūtinės ląstos. Atleisk krūtinkaulį, neatitraukdamas pirštų nuo odos. Trečioji šaka – krūtinės ląstos paspaudimų ir įpūtimų koordinavimas. Atlik 3 krūtinės ląstos paspaudimus, garsiai skaičiuodamas 1 ir 2 ir 3 ir pūsk. 1 ir 2 ir 3 ir pūsk. Atlik vieną įpūtimą, kai reikia sakyti pūsk. Atlik 3 paspaudimus ir vieną įpūtimą per 2 sekundės. 1 ir 2 ir 3 ir 1 ir 2 ir 3 ir